Sveiki. Na, ir kągi, penktoji paslaptis. Įdomiausia tai, kad mes įsivaizduojame, kad tik tai, ką mes galime sukurti rankomis, paimti ir kažką padaryti. Paimti, parašyti, išplauti indus, sutvarkyti. Veiksmas, jis visada reikalingas. Tik mes esame sumaišę eiliškumą. Paprasčiausiai labai stipriai esame sumaišę eiliškumą. Ir pirma, ką mes visada turime atlikti, tai pirmiausia, mes turime sugalvoti, išsikelti tikslą, tikslą didingą, tikslą, kuris mus ugdytų. Nes yra tikslai mūsų kūnui, yra tikslai mūsų namams, yra tikslai mūsų santykiams, yra tikslai mūsų darbui, yra tikslai mūsų kelionėm netgi, yra tikslai, mes per gyvenimą tikslų turim labai daug, jų tiesiog labai daug. Ir jeigu jūs tai suprasite, kad kiekvienam tikslui maitinti reikia energijos ir jeigu jūs galvoje laikote šitą tikslą, bet šita paslaptis apie tai, nelaikykite galvoje savo tikslų. Tikslai yra nelaikomi galvoje, jie yra tiesiog išrašomi popieriuje ir jiems padaromi žingsniai. Pavyzdžiui, yra labai puikus būdas vis ką nors padėti savo kūnui fiziškai augti. Tiesiog, jeigu jums yra labai sunku daryti mankštą kiekvieną rytą, pradėkite nuo paprastų dalykų. 3 minutės atsispaudimai nuo sienos. Tiesiog 3 minutės ar minutę atsispaudinėkite nuo sienos. Darykite įtūpstus minutę ir dar minutę tiesiog atsilenkimus padarykite. Tai tokius paprastus dalykus, bet veiksmą turėsite atlikti jūs, tai jūsų kūno tobulėjimui. Ir jeigu tikslas, kiekvieną kartą būtina įsikelti vis naują tikslą. Pavyzdžiui, jeigu tai yra vasara, Liepa, aš nusprendžiu, kad daug plaukiosiu, tiesiog plaukiosiu, gal eisiu į baseiną, gal vandens telkiniuose, kiekvieną dieną skirsiu plaukimui 15 minučių. Plaukimui 15 minučių. Tai žiemą įsikelkite tikslą išmokti slidinėti. Ir tada šitą tikslą pririšite prie tikslo keliauti. Galbūt išvyksite į kalnus ir tenais visada būna vaikų varlininkai ir tenais galima tikrai išmokti nuostabiai slidinėti ir pajausti malonumą slidinėjime. Nereikia imti tų, jeigu galvojat, kad iš karto jūs įveiksit Alpes ir kad visi taip pat galvoja, ne, kaip aš nuo tų kalnų nučiuošiu. Oi, ne. Pradėkit nuo paprastų dalykų. Yra labai puikus kalnai. Tai Slovakijos Tatrai, aukštieji Tatrai, kur yra Lomnickiai Ščit, toks miestelis, ten yra viršūnė, iš tiesų Lomnickiai Ščit, ir prie jo yra įsikūrę miesteliai ir juose yra labai jaukus, vaikiški, tokie varlinikiukai, tokie varliukam, bet ten labai daug moterų ir vyrų mokosi pirmą kartą atsistoti ant slidžių. Slidžių pirkti nereikia, batus įsinuomojate, tik patarimas turėti dezodorantą, pasipūsti, dezinfekuoti batus prieš, nors juos ten dezinfekuoja, bet prieš įkišant savo kojytę. Tai yra įmanoma ir ten yra nuostabios netgi pavadinimai tų trasų Ponių laimė. Įsivaizduojate, kokia trasa? Tu tik ką išmokęs čiuožti, tu čiuoži apie pusę valandos ant slidžių, ir nes trasa neišsibėga greitai ir tu iš lėto čiuoži. Tai yra fizinio kūno treniravimas. Pradėkite nuo mažų dalykų. Jeigu norite pradėti vaikščioti, pradėkite nuo 10 minučių, išeiti 10 minučių arba į parduotuvę eiti pėstute. Tai fizinio kūno stiprumas pradeda padėti atsirasti charakteriui. O kai atsiranda mūsų charakteris, tai yra didžioji paslaptis. Kai mūsų charakteris įpranta, mūsų protas įpranta būti paklusnus mūsų tikslams ir mūsų norams, tada visas gyvenimas pradeda keistis. Taigi toks kaip baigiamasis,
turite ugdyti savo proto paklusnumą. Tai nėra paprasta, tai tikrai nėra, nes tai turėsite daryti fiziniu lygiu, dvasiniu lygiu ir astraliniu lygiu. Trim pagrindiniais lygiais ir stebėti savo emocijas, ugdyti savo fizinį atsparumą ir automatiškai mokintis prisijungti prie dvasinės energijos, kuri yra daug aukštesnė, daug didingesnė. Ir mes dažnai net nežinom, kodėl vieni dalykai vyksta tada, o kiti dalykai kitų laikų. Tiesiog taip turi būti priėmimas, vidinis priėmimas. Ir kai mes viduje priimame, labai daug dalykų įsisprendžia, labai daug įvykių vyksta. Tiesiog ir jie būna labai geri ir gražus ir tiesiog tai padeda kurti naujo požiūrio gyvenimą. Taigi su jumis Eligija ir skaičių magija apkabinu ir laiminu. Siunčiu jums kiekvienam į namus džiaugsmo, laimės, meilės ir tūkstančius palaiminimų, kurie jūsų gyvenimus padaro daug gražesnius ir daug smagesnius gyventi jums patiems. Iki kitų. Spaudžiame patinka, spaudžiame prenumeratą ir tada matysimės vis dažniau ir dažniau.